Perimenopauzė. Kaip žinoti, kad ji jau prasidėjo? Beje, svarbu paminėti, kad vienoms perimenopauzė bus trumpą laiką, o kitoms gali būti 4, 8 ar net 10 metų. Pagrindinis požymis yra tuomet, kai prasideda nereguliarūs menstruaciniai ciklai. Fiziniai pokyčiai ir simptomai atsiranda, nes kūnas bando prisitaikyti prie skirtingų hormonų lygių. Alergijos, makšties sausumas, šlapimo, pūslės infekcijos, pilvo pūtimas, smegenų rūkas ir koncentracijos trūkumas, deginimo jausmas liežuvyje, lūžtantis nagai, krūtų skausmas, kūno kvapo pokyčiai bei sausa, niežtinti oda, depresija, nerimas, sumažėjęs pasitikėjimas savimi, virškinimo sutrikimai, silpnumas, nuolatinis nuovargis, dantenų problemos, galvos skausmai, plaukų silpnumas ir slinkimas, karščio bangos, naktinis prakaitavimas, dirglumas, nuotaikų pokyčiai, sąnarių skausmai, sumažėjęs libido, raumenų skausmai ir raumenų masės mažėjimas, širdies permušimai, panikos atakos. Ciklo metu gali būti ir skausmingas, stiprus kraujavimas, miego problemos, kutenimo jausmas galūnėse ir spengimas ausyse ir svorio prieaugis. Jeigu buvo naudinga, kviečiu pasidalinti, o jei ši tema yra aktuali, kviečiu pasekti.